Šalies įstatymų nepaisančių užsieniečių lietuviai netoleruoja. Jeigu darino nusikaltimus negerbi mano šalies įstatymų, tai arba į kaliuzę, arba viso gero. Jeigu daro nusikaltimus savo šalyse. Baiminasi, kad Lietuvos laukia kitų šalių realybė, kur migrantai nebeapsiriboja vien smulkiomis vagystėmis. Visokios riaušės, visokie nesusipratimai, žinot, visokie sprogdinimai, terorizmo, visokie dalykai baisus. Seimo narys Vytautas Sinicas siūlo užbėgti įvykiams už akių, kol dar užsieniečiai neįsisiautėjo, nusikaltusius tiesiog deportuoti iš šalies. Mes neturėtume importuoti nusikalstamumo, savo problemų turim pakankamai ir jeigu žmonės atlieka tyčinius nusikaltimus, tai turim būti su jais griežti. Seimas po pateikimo šiam siūlymui pritarė dar balandį. Šiandien žalią šviesą jau uždegė ir vyriausybė. Nusikaltęs užsienietis pirmiausiai atliktų bausmę, o tada nedelsiant būtų išsiųstas iš Lietuvos. Taip neva užkirstume kelią baisesniems nusikaltimams. Neslėpti apie musulmonų šalių imigraciją, tai yra tiesiog šuolis išskirtinai nusikaltimų prieš moteris. Jie turi požiūrį, kad europiečių apsirengimas, elgesys apskritai yra iššaukiantis, jiems tai tapatu paleistuvystai. Įstatymai dabar numato galimybę užsienietį deportuoti, jei šis kelia grėsmę nacionaliniam arba viešajam saugumui. Tiesa, anot Sinicos praktikoje tai vyksta per lėtai. Kiekvienais metais vidutiniškai apie 1000 žmonių jau patekusių į šalį pripažįsta VSD keliančiais grėsmę nacionaliniam saugumui ir kadangi tų pajėgumų trūksta, tai mes po laiko tik atrandam tuos žmonės. Ir nors nusikaltimų dar nedaug, grėsmės neva auga, nes dalis migrantų jau turi teisę atsivežti savo šeimas. Papildomai į Lietuvą gali atvykti iki 80 000 užsieniečių.